Sveiki. Antras video per antrą dieną. Šito video šiaip aš neturėjau daryti, bet kažkaip labai iš tikrųjų užėjo noras apie tai man pakalbėti. Čia bus dvi temos, tai yra Eurovizija ir patyčios. Apie patyčias, kaip ir sakiau praeitame video, kad aš norėsiu kalbėti, bet aš norėjau daryti visiškai atskirą temą, bet šiandien ką užmačiau, man žiauriai mane sunervino, paėmė man už širdies ir net šiek tiek pravirkdė. Pradžiai noriu pasakyti tai, kad aš pažiūrėjau savo praeitą video ir galbūt yra kažkokių interpretacijų, kurių jūs nesuprasite, ką aš noriu pasakyti tenais, nes aš vis bandau kažką pasakyti, vis bandau kažkada sakyti ir man vis neišeina arba pamirštu. Tai labai prašau nepykit, nes mėnesis laiko, kai aš nefilmavau ir kaip mano kompas vidinis, tai turiu omeny mano smegenys, jos kitaip pradėjo mąstyti, persikrovė ir mano mintis dabar keliauja, atrodo, šviesos greičiu ir aš nepagaunu tam tikrų sakinių, ką aš noriu pasakyti. Tai kartais suformuluoju sakinius ne taip, kaip turėtų būti. Labai atsiprašau dėl to. Dėsiu jaučiu nuo Eurovizijos. Jeigu nesuprantat, ką turiu omenyje, tai gal labiau, kad šiais metais turbūt tai buvo toks politinis žaidimas, kad man trūksta žodžių. Aš manau, kad lietuvis mūsų, kuris atstovavo mūsų šalį, tikrai nusipelnė didesnės vietos nei 14, bet tuo pačiu tai nėra ir labai blogai. Bet čia nelabiau apie jį, čia labiau apie airių, man atrodo, pasirodymą, dabar man užstrigo. Apie tai, kaip jie propagavo satanizmą ir su visais pentagramais ar kaip tenais tai darė. Ta, kad kaktosinai turėjo įsipaišiusi, turiu ir aš. Ir atleiskit man už mano hipokritiškumą, jeigu kažkam tai atrodys, bet nuėjus į egzorcistas.lt puslapį, jūs nerasit šito būtent ženklo, kaip priskiriamojo šėtonui arba dar kažkam. Tokią informaciją, kokią aš domėjausi. Ir jeigu aš netyčia kažką suklydau, tada aš mielai eisiu pasinaikinti. Aišku, aš nesinaikinsiu tatuiruotės, aš uždėsiu kitą tatuiruotę, paprašysiu, kad padarytų kitą tatuiruotę ant šitų. Bet jų paišymas pentagramos, man atrodo, taip tarėsi. Jeigu ne taip, atsiprašau. Ir apsirengiant velnių ir aplamai visas tas toksai pasirodymas, tai yra šlykštus pasirodymas. Aš labai galvojau, ar man kalbėti būtent šitą temą, ar ne, bet aš manau, kad turime mes apie tai pakalbėti ir turime tam tikrus dalykus pagalvoti. Aš nesakau, kad kiekvienas žmogus turi paimti ir tikėti į Dievą. Aš jums neliepiu to daryti. Jūs esat žmonės laisvi. Tam ir yra laisvas pasirinkimas. Ką nori daryti, ko nori tikėti, ką nori sakyti, kokią nuomonę nori turėti. Ir iš esmės, čia yra mano nuomonė, tai jeigu jūs su ja nesutinkat, aš tikrai jums nepiršu ir jūs esat laisvi turėti savo nuomonę. Tik paanalizuokit mano nuomonę iš savo perspektyvos, ką manote, galbūt teisinga tai yra. Aš esu šnekėjęs su žmonėmis, kurie netiki į tai, bet jie tiki kažkokią tai energiją ir tai yra bloga energija. Ir kiekvienas prisižaidimas gali atnešti nelaimės. Aš manau, kad va tokios scenos, tokios šou, tokie poelgiai gali daryti blogą įtaką jaunimui ir apskritai vaikams, nes pamato ženklą, pradeda su juo žaisti, kas čia žino, ką gali prisikviesti. Ta prasme, aš nepradedu čia sakyti, kad tie, kurie visiškai netiki, kad egzistuoja tas, nesikvieskite į namus to, gausit energiją tą. Aš aplamai tokią temą nelabai norėčiau kalbėti, bet aš manau, kad turime kalbėti ir turime suprasti ir turime sureaguoti į tai, kas vyksta, kad iš prodiuserių ir iš šou biznierių pusės, jie nelabai ką gali padaryti, jie tokie, kad čia šou, čia jų pasirinkimas, bet manau, tų žmonių, kurie tai darė ir reprezentavo tą, ką reprezentavo, turėtų smegenyse jausti kažkokį tai, nors ir netiki, bet kažką tai tokio, kad blemba, o gal man to nedaryt, gal man tas dalykas atneš kažkokį backlashą, kažkokį juodą, arba uždės
arba uždės juodą dėmę, aš nesmerkiu. Aš tik sakau, kad pats laikas susimastyti, kad galbūt tam tikri veiksmai, tam tikri dalykai ir tam tikri žodžiai kartais tikrai paveikia tam tikrus dalykus ir tam tikrus veiksmus. Actions have consequences. Ir aš nežinau, kaip jų gyvenimas klostysis toliau, bet iš tikėjimo mano, pavyzdžiui, pusės, aš manau, kad tai buvo neverta. Manau, kad buvo galima kažką sukurti tikrai gražaus, nes tai yra šou, tai yra menas, tai yra pasirodymas ir kažką galima buvo įkvėpiančio parodyti. Realiai daugiau, jeigu norit, yra toksai youtuberis ir influenceris, rašytojas, Vadimas Zizas, galite rasti jį Instagrame arba YouTube'e ir Instagrame Apollo the Original. Tai jisai daugiau apie šitą temą kalba ir pakalbėjo. Tai šiaip realiai tą temą, jeigu norit paklausyti, eikit pas jį, nes jis tikrai ten turėjo gerų punktų. Kitas dalykas, kita tema, patyčios. Tai aš nežinau, ar aš rasiu šitą video, ką aš mačiau, nes man parodė mano mergina. Tai jeigu aš rasiu arba radau, tai štai. Aš literaliai neturiu žodžių, kas vyksta čia. Muša berniuką susirinkę gal kokios 7 ar 5 merginos, 2 vaikinai, vienas filmuoja, merginos jį tenais daužo. Ta prasme, jisai prie medžio stovi savo. Aš realiai, kai buvau vaikystėje, mokyklos laikais, man buvo panaši situacija, man irgi būdavo tokių dalykų, patyčių ir visa kita. Mane reketavo ir mane padaužydavo. Bet laikui bėgant, kai nebesidomėjau pasauliu, aš nebesidomėjau kas ir kaip ir kodėl vyksta, aš kažkaip maniau, kad visas šitas nustojo būti, ta prasme patyčios baigėsi, aš nebesidomėjau, kas darosi pasaulyje jaunimo. Tai va dėl to ir būtų labai įdomu paklausyti mūsų tą pirmą podcastą, kai mes jį padarysime su mano sūnėnu apie jaunimą. Nes tai, ką aš šiam pamačiau, ir tai aš tikrai neturiu žodžių, kodėl ir ką veikia tėvai. Nes man yra, skaityk, jau 25 metai ir aš, duok dieve, jeigu aš turėsiu vaiką, aš užsiimsiu su jo 120%. Daug galėtų ateiti backlash'o man taip pat iš to, kad tu neturi vaiko, tu pats esi jaunas, tu nežinai, ką tu kalbi, tu nežinai, kaip auklėt, tu nežinai, ką reiškia vaiką auginti, kad kaip taip sunku. Visiškai sutinku, visiškai nepatyręs, visiškai kompetencijos tame neturiu. Bet ar tai yra pasiteisinimas neauklėti savo vaiko ir nežiūrėti, ką jis daro ir sužinot, ką jis daro? Esu iš serialo vieną girdėjęs gerą pasakymą, kad vieno vyresniojo brolio mažesnis brolis buvo patyčių rutulyje. Sakykime, vienas berniukas tenais bulijino jį. Ir vieną dieną tas didesnysis brolis jį konfrontino. Ten nuvedė pas tėvą ir tėvas sako jam: blemba, atsiprašau, tikrai nežinojau to. Išvada tokia ir, ta prasme, moral of the story, kad tai buvo jo darbas žinot. Taip kaip auklėji sūnų, taip kaip tu rodai jam pasaulį, toks žmogus, toks sūnus, tokia dukra, toks tavo vaikas ir bus. Nes ne vieną kartą per savo video, kiek aš sakau ir visada pasakau ir visada pasakysiu, pasaulis
nėra toksai, koks jis įeina į tave. Pasaulis yra toks, koks išeina iš tavęs. Tu turi rodyti gerą pavyzdį, tu turi rodyti meilę, tu turi rodyti pozityvą, tu turi mokinti, tu turi vesti. Jeigu kažkoks žmogus nemoka to daryti, tai yra pagalba iš kitų galima pasisemti. Ir aš manau, kad didžiausias dalykas, kodėl žmonės pasiduoda tame, tai yra tinginystė, nekompetencija. Nes jeigu aš neturiu kompetencijos ir jūsų vaikai taip elgesi, tada atsiprašau, bet ir jūsų manim neturi tokios pačios kompetencijos. Jūs turite turėti bendravimą, jūs turite turėti pasitikėjimą, jūs turite turėti gerą relationshipą su savo vaiku. Kodėl kitas vaikas turi taip kentėti? Ir aš nesakau, kad tas, kuris kentėjo, jis yra šventas. Jis turbūt kažką prisidirbo, jis turbūt kažką blogo pasakė, jis turbūt kažkaip įžeidė ir galbūt sukėlė kažkokį tai fizinį, psichologinį skausmą ten mergaitį kažkokiai ar dar kažkas. Bet tai vis tiek neduoda jums teisės keršyti arba atgal tai daryti susirinkus su visu pulku. Reiškia, to ano berniuko tėvai arba dar kažkas irgi taip pat yra okupuoti kažkokiu tai tarakonų. Kitiems vaikams nėra tokio pasirinkimo turėti gerus tėvus. Tėvai nėra pasirenkami. Tėvų tu nepasirinksi. Ir mano atveju aš tėvų irgi nepasirinkau ir neturėjau labai gerą pavyzdį, bet aš turėjau pas ką pabėgti ir pabėgau pas močiutę gyventi, kai man buvo 11 metų. Aš ten daug gero jai neparodžiau ir nebuvau labai geras anūkas ir ištampiau visus įmanomus nervus. Bet laikui bėgant aš supratau, ką aš padariau ir ką aš esu padaręs. Ir žmogus renkasi savo kelią ir jisai gali pasirinkti, tai yra blogai ar tai yra gerai. Ir aš manau, kad vienintelis dalykas ir vienintelis atsakymas tai yra tik tais gerai. Labai gaila, kad dar vis vyksta tokie dalykai ir aš tikrai norėčiau, jeigu galėčiau ir kažkuom galėčiau bandyti tai užkirsti kelią, aš daryčiau. Aš esu irgi toksai nuskriaustas, bet rinkausi, koks noriu būti. Tai būtų tikrai smagu kažkam padėti ir šitų dalykų. Būtų viskas šiai dienai, tai ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi pamastymų bus daug ir iki kito karto. Iki.